Na, kaip ir rašėte, kad šiandien truputėlį toksai kietas riešutėlis pasitaikė, ar ne? Bet man tai yra labai svarbu. Todėl, kad aš kviesdama žmogų į verslą visada pasakau apie tai, kad šitoje kompanijoje mes turime teisę, naudodamiesi franšize, susikurti savo grožio ir sveikatos krautuvėlę. Labai gražiai, dėkoju Regina, tavo komentarą aš čia parašiau viršui. Labai viskas išsamu, kad franšizė tai įmonių bendradarbiavimo forma, kai pagal tam tikrą susitarimą viena įmonė ar fizinis asmuo įgyja galimybę tiksliai apibrėžtomis sąlygomis naudotis kitos įmonės tam tikromis taisyklėmis, teisėmis ir panašiai. Todėl labai svarbu yra etikos kodeksą išstudijuoti pas mus taip pat. Pavyzdžiui, naudotis teisę į pavadinimą, logotipą, sukurtus įrankius, produktus, strategijas, naudotis verslo išreklamavimu, rinkos tyrimais padarytais. Ir dar paprasčiau būtų galima pasakyti, kad tai tarsi dviejų pusių susitarimas. Šiuo atveju, jeigu kalbam apie TND kompaniją, tai yra dviejų pusių, tai yra TND kompanijos ir fizinio asmens, manęs, tavęs ar dar kažkurio kito, raštiškas susitarimas, kad aš noriu, naudodamasi franšize ir vykdydama kažkokius tai punktus, atsidaryti savo grožio ir sveikatos butiką, centrą, krautuvėlę, kas kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai ko gero priklausytų nuo dydžio ir nuo to, kaip jūs matot šitą viziją. Aišku, idealu yra laikytis brendo spalvų, ar ne, mėlyna, balta. Idealu, bet nėra tai privalu, kaip kad būdavo seniau. Tiesiog, jeigu tai jūs sugebėsite iš viso to padaryti kažką tokio gražaus, kur ten bus fotelis atsisės, kur bus tiesiog jeigu jūs sugebėsit padaryti iš viso to gražaus, tai aš tada įvardinčiau kaip butiką grožio ir sveikatos, ar ne? Aš visada turėjau, galima sakyti, krautuvėlę, galima sakyti ofisą, todėl kad buvo labai daug prekių ir jos tiesiog sustatytos lentynose. Tai va, bet koks yra esminis dalykas šitoj kompanijai? Nes aš manau, kad daug kas rašė, kad franšizė tai yra galėjimas tapti verslininku, susikurti savo verslą. Bet aš manau, kad tik prisijungus prie kompanijos aš jau esu verslininkas. Aš jau kuriu savo darbo vietą, net nesukūrusi butiko, grožio sveikatos, ar ne? Bet aš manau, kad prie bet kokios kompanijos tinklinio marketingo, jeigu jūs prisijungiate, jūs jau naudojatės tos kompanijos produktais, rinkodaros planu, iš dalies jau ir naudojatės tą franšizę, taip, teisingai. Bet aš dar klausiau ir labai gražiai man išvardinot, kas yra franšizė. Ir kad tik prisijungus jau galima skaityti save verslininku. Bet TND kompanija suteikia dar didesnį palengvinimą. Kodėl aš parašiau, kad 50% sėkmės priklauso nuo manęs, 50% sėkmės garantuoja kompanija. Tai kas yra? Nuostabus produktai, verslo įrankiai, strategijos, žodžiu, visi tie skatinimo programos, visa tai yra kompanijos duodama. Plus, jeigu jūs norite atsidaryti savo mieste, savo šalyje grožio ir sveikatos centrą, butiką ar krautuvę, parašom prašymą į kompaniją, gaunam atsakymą, jums kompanija suteiks dar papildomą nuolaidą. Pamenat, kažkada esu kalbėjusi, kad šita nuolaida gali būti nuo 5 iki 30, net 2%. Čia ne Infinity bonusas, apie kurį mes kalbėjom. Tik tapus partneriu, mes visi įgyjame privilegiją pirkti produktus, pasinaudoja 35% nuolaidą. Bet jeigu jūs norite atsidaryti krautuvėlę, kompanija jums dar lengvina sąlygas. Žinot kodėl?
Todėl, kad pas jūs ateis apsipirkinėti ir verslo partneriai. Taip? Tai jeigu ir jūs turite 35% nuolaidą, ateis ir žmogus, kuris taip pat norės tos pačios nuolaidos, tai tada jūs dirbsite į minusą, ar ne? Nes ir už pristatymą produktų reikia mokėti, ir parduotuvėlės išlaikymą reikia investuoti, ar ne? Tai kompanija suteikia papildomą nuolaidą tiems, kurie įsteigia savo grožio ir sveikatos centrus, ar fizinės ir elektroninės krautuvėlės. Bet šita nuolaida priklauso nuo daromos apyvartos. Jeigu nesvarbu, jūs susikūrėte elektroninę parduotuvę ir jūsų daroma apyvarta yra iki 1000 eurų, tai tikrai nesitikėkit iš kompanijos paramos. Bet jeigu jūs esate rimtai nusiteikę, taip kaip buvau aš, kai prisijungiau prie šitos kompanijos. Mano tai iš vis buvo pradžia, tikrai, kas mane pažįsta labai gerai žino, kad aš prisijungiau ir iš karto nusipirkau prekių, pasiskolinau pinigų, aš investavau. Tai va, tiems, kurie yra pasiruošę painvestuoti, kompanija dar atrieks gabalėlį. Tai va, tai aš nežinau, kaip yra kitose kompanijose, ar yra tokia galimybė, žinau, kad kitose netgi negali atsidarinėti jokios fizinės parduotuvėlės. Yra reikalavimai, tik tai viešinti pavadinimą šitos kompanijos, jų kompanijos ir viskas. Tai pas mus tikrai tai galima. Ir tikriausiai jums kyla klausimų dažnai, kodėl tiek daug yra elektroninių parduotuvių Lietuvoje. Ir kurią man dabar pasirinkti. Va todėl, kad kompanija suteikia tokią sąlygą. Tai va, aišku, reikia laikytis atitinkamų reikalavimų. Ten negali būti jokių kitokių produktų ir panašiai ir taip toliau. O jeigu mes fizinę krautuvėlę atidarom, tai vėlgi būtų reikalavimas kažkoks tai kampelis atsisėdimų ir panašiai. Na, bet ne apie tai. Tai va, tai tik noriu pasakyti, kad jeigu kartais jūs norit kažko kitko, atsibodo darbas, aš nekalbu apie tuos, kuriems darbas patinka. Aš kalbu apie tuos, kurie nori kažko truputėlį daugiau. Kurie tiesiog nori savo krautuvėlės ir nežino, nuo ko pradėti. Tai galima, aišku, važiuoti į kažkokį tai didelį turgų ar į kažkokią šalį ir tašėmis vilkti rūbus ar daiktus ir juos pardavinėti, ar ne? Bet galima jungtis prie kompanijos, kur tu gausi kainų skirtumą. Jeigu atsidarysi krautuvėlę, gausi papildomą nuolaidą, gausi infinity bonusą, gausi, kai pasieksi didelį, kai užauginsi direktorių, gausi direktoriaus bonusą, gausi dekoinus, už kuriuos rinksies dovanas ir jas galėsi parduoti savo krautuvėlėje, gausi premijas, gausi visas kitas skatinimo programas. Tai ir šitas verslas yra paveldimas. Tai, ką jūs sukursite, nežūs, nepranyks, nedings. Tai galės tęsti jūsų vaikai, sesės, broliai ar dar kažkas. Tai va, tai tiek žinių apie tą franšizę ir būtent apie Tiandė kompaniją. Aš tikiuosi, kad jums dar labiau pasidarė viskas aišku. Ir jeigu dar abejojate daryti ar nedaryti, tai aš rekomenduoju daryti. Ir jeigu galvojate, kad daryti ar poryt, tai šiandien labai gerą postą paskaitykit viršui pas mane ant sienos. Yra apie tuos tripinėtojus. Sėkmingus ir nesėkmingus žmonės. Tai jeigu jau norit kažko, tai imkit ir darykit. O ne dar vienus metus kiškit koją į vandenį ir traukit atgal. Tai va, tai tam kartui